Ponė salės gale, iškėlusi ranką stovim. Kas jūs ir iš kur? Kadangi jau planuojat užbaigti šitą savo vakarėlį, tai ir aš labai noriu pasisakyti. Šiandien aš kalbėsiu ne kaip pušų, ne kaip žemės, ne kaip sodybos, kurią ten turiu savininkę, o kalbėsiu kaip mama. Vienas iš mano vaikų labai seniai svajojo būti karininku. Aš dabar sėdžiu, žiūriu jūs ir galvoju, geriau tas vaikas tegul užauga bomžu, nei tokiu valkata parsidavėliu kaip jūs. Ir iš karto paklausiu, kalbėjote apie poligonus, ten buvo svarstoma ten, ir čia buvo tinkamiausia vieta. Noriu paklausti, kiek už žodį ne sumokėjo tausmutį, kad tas poligonas pas mus atsiras. Aš kalbėsiu, neimk mikrofono, nes aš kalbėsiu iki galo. Šiandien po pietų Druskininkų meras įkėlė savo labai didelį postą, kur aiškiai žmonėm savo krašto parašė, kad Druskininkų savivaldybė jūsų taip pat norėtam poligonui garsiai ir aiškiai pasakė ne, poligono čia nebus. Mūsų merės žodis nebuvo toks aiškus ne. Kiek jūs jai sumokėjot, kad jinai nesugeba mūsų apsiginti? Ir prašau man atsakyti. Dėkojam už klausimą. Jūs Lietuvos pilietė? Šitie kariai turi Lietuvos vėliavas. Tai kurios šalies kariuomenė jum tada yra ta teisingoji, gerbiamoji? Ką jūs šnekate? Mes klausome Lietuvos himną. Kokiais jūs epitetais vadovaujatės? Atsakymas į dėl merės. Jūs uždavėte klausimą. Taip, labai rūpima. Nors aš labai norėjau neatsakyti tą klausimą, kadangi jūs visiškai negerbėte Lietuvos Respublikos ir savo pasisakymę taip pabrėžėte. Aš visgi atsakau. Jeigu jūs norite kažką apkaltinti, kaltinkite mane. Labas vakaras, draugai, bičiuliai. Na ką, tiesiog aidas, kaip šitam kambarį, kuriam filmuoju, tai nuaidijo tiesiog visas kapčiamiesčio reikalas, sudrebino sistemą, na ir sistema puolė gintis, atakuoti ir ko tik tai nedaryti. Na, stipriausias, turbūt galingiausias pasisakymas, pareiškimas, tai buvo moters, kurios vardo net nežinau, bet aš ją drąsiai pavadinsiu Lietuvos mama. Tai ta moteris, kuri atsistojo, tiesiai šviesiai žiebė į akis sėdintiems kariškiams ir pasakė, kad geriau jau jos vaikas bus bomžas, negu, nekartosiu žodžių, tą vaizdo įrašas jau apskriejo visą internetą, negu bus tokie kaip jie. Aš šitoj vietoj tik tai, žinot, ko pasigėdau šiek tiek. Kad vis dėlto ne tie žmonės ant tos scenos sėdėjo, kurie turėjo tas replikas klausyti. Turėjo sėdėti Valstybės gynimo taryba. Tai kas eina Valstybės gynimo taryba? Tai prezidentas, ten pirmieji asmenys. Vat jie tenai turėjo sėdėti ir visą tą komentarą klausyti. Aš suprantu, Vaikšnoras, tai tikrai jisai nusipelnė tų žodžių ir aš apie jį dar tikrai pakalbėsiu. Bet labai visi pradėjo kabinėtis prie tų žodžių bomžas. Oi, bomžas, kas yra bomžas? Na, turbūt visi iš karto pradėjo galvoti apie benamius, kas yra benamiai, nes yra rusų kalboj bomž, tai yra без определенного места жительства. Na, pasikalbėjau, kas yra bomžas pas dzūkus. Ir pasirodo visai turi kitą reikšmę. O bomžas tai yra nevykėlis, žioplys, toks, kuris nesugeba rasti kažkokio darbo, sėdi, pavyzdžiui, tėvam ant sprando, nieko neveikia ir kas yra, net vairuotojus jie gali bomžais pavadinti. Na, man tai paaiškino dzūkai, kad tokiam kontekste jisai tai yra
gerokai plačiau taikomas nei turint žodį benamiai. Na, bomžai galėtų būti šiuo atveju pagal šitą prasme. Vat Valinskas, Jasiukevičius, Karolis Žukauskas ir kiti visi LRT taip pat halujai, Slava Ukrainė, visi tie veikėjai, kurie pardavė Lietuvos trispalvę ir iškeitė į Ukrainos vėliavą ir dabar turim tokį neigiamą nusistatymą prieš ukrainiečius. Tai jie prisidėjo, jie kišo tą vėliavą ukrainietišką, kad visiems bloga nuo jos pasidarė. Tai yra pasiekmė ir ukrainiečiai, aš visada, kiek bendrauju su ukrainiečiais ir sakau, ir patys ukrainiečiai man sako, nu jūs būkit savimi, jūs būkit lietuviai, sako, jūs netapkit ukrainiečiai. Na, bet čia atskira ta tema, visa va šita va hebrytė, kuri kišo, kad reikia antsnukius nešioti, visa ta hebrytė, kuri mums kišo į galvas, kad mums reikia kisielių susileisti ir taip toliau. Va čia va šita va visa, kurie gyvena kažkur šiltai Vilniui, gyvena kažkur, tai jie neturi nieko bendro su Kapčiamiesčiu ir jiem visiškai nusispjauti ant viso šito reikalo, kaip ten tas, kaip čia bus. Ir jie ką? Jie tiesiog va kaip Raimundas Vaikšnoras. Jisai, arogantiškas veikėjas. Aš jau galvojau, kad Nausėda yra narcizas. Na, bet žinok, generolė, tu dar didesnis esi narcizas už Nausėdą, nes, tikrai neįtikėtina, kaip galima atvažiuoti ir tie žmonės, jie išlaiko tave, generolė. Tau jie moka atlyginimą, nes jie moka mokesčius už sodybos, už namus, pila kurą. Jie išlaiko tave ir tu jiem į akis sakai, kad jūs esate ten tokie, anokie ir šaiposi iš tų žmonių. Gi visi šiti veikėjai, kurie sėdėjo ten ant scenos, gi visi yra išlaikomi, jų šeimos yra išlaikomos tų pačių žmonių, kurios dabar namus jie ketina nugriauti. Taip yra. Jūs įsivaizduot, kad mano tėvas amžinatilsį taip sakydavo. Tavo valgau, tavo geriu, tave pizium vadinu. Tai dabar grinai taip ir gavosi. Sėdė ant scenos iš tų žmonių. Jie kiekvienas kažkokią ten dalelytę ten dasideda ir jų tas atlyginimas tik tai nuo to ir priklauso. Ir jie to žmonės taip vadina. Net įsivaizduokit, išdrįsta pasakyti, kad jeigu tu nesutinki savo namų nugriauti, tai tu vatnikas. O ką mesgi girdėjome anksčiau kažkada, tai jeigu tu išsikėlė Lietuvos vėliavą, tai tu vatnikas, Žydrūno Savicko pavyzdys, ne? Šitas dalykas buvo, o apie himną pradėjo prie žmonių kabinėtis, kad himno nemoka kažkas giedoti. Kažkaip tai neužfiksavom tokio fakto. Jisai tik tai Vaikšnoras, tas narcizas atsistojo, pradėjo tą sakyti, apie gumą kramtomą ar dar kažką. Pateikit įrodymus. Vaizdo medžiagoje mes niekur tokių įrodymų nematėme. O su himno giedojimu, kaip ten Nausėdai sekėsi vieną kartą? Kad reikėjo antrą kartą daryti, ne? Yra jau plinta vaizdo įrašai, kai Nausėda užgiedojo, kad savo naudai. Žmogus bent tiesą sugiedojo. Taigi taip buvo. Negaliu nepriminti ir Rūdniko poligono istorijos, kuri buvo kur kas minkštesnė. Ta istorija atsimenat, kai į Rūdnikus privežė bomžų imigrantų. Realiai jie bomžai, nes, jie gyvenamosios vietos nei vienas neturi, niekur nedirba ir grinai atitinka bomžų. Ir kas įvyko, kai žmonės sukilo, kad neturėtų tokios kaiminystės? Dabar tai mes kalbam apie tai, kad žmonės iš namų išmes, o čia atėjo žmonės, kad neturėtų nepagidavimos kaiminystės ir atvažiavo specialūs būriai, kiek pamenu, 2 Seimo narės berods nupurškė dujom, Giedrė Gorienė gavo dujų ir šitas dalykas įvyko. Tai jie pasiruošę, bet vėlgi tie patys, kurie purškė dujas, yra išlaikomi tų pačių, kuriuos jie tom dujom apipurškė. Taip tiesiog yra. Ir kokia dabar taktika? Jie suprato, kad per masę žmonių nepaims ir jau to renginio metu jau buvo aiškiai pasakyta, nes jie suprato, kad kai žmonių daug susirenka, jie yra jėga. Atsistoja kažkoks narcizas. Ir nebežydi tas narcizas, suprantat, nes žmonės sako, tu esi narcizas, tu esi stačiokas, tu esi chamas, aš apie Vaikšnorą kalbu. Ir visa ta arogancija buvo pamatyta ir parodyta. Ir kągi jie pasakė, o jiegi pasakė, kad važinės į kiekvieną sodybą atskirai. Kam tai daroma? Patikėkit, tai yra kainuoja ir tai užtrunka laiką.
O kodėl visą tai daroma? Kad tuos žmonės visus Kapčiamiesčio gyventojus tiesiog naudojama kelių tūkstančių metų Romos imperijos jau pagarsėjusi technologija. Tai vadinasi skaldyk ir valdyk. Tai visus suskaldys po vieną, po sodybą ir tada jau juos yra lengviau valdyti. O kaip? Pirmiausia bus bauginama, nes privačiai, kai tie pokalbiai vyks, tai nieks nematys, bus bauginama, bus bandoma papirkti, bus bandoma sakyti, oi dabar va tu imk, naudok progą, gausi daugiau, o po to vėliau kiti nieko negaus, bandys išplėšti vat visą tą susirinkusių žmonių, vat tą salę, kuri buvo vieninga, vieni kitus palaikė, pasisakymus palaikė, griežtus pasisakymus lydėjo aplodismentai. Vat jūs, gerbėmieji Kapčiamiesčio gyventojai, gerbiama Lietuvos mama, kuri pabandė, kuri pasakė tokį griežtą pareiškimą, jūs bandys visus suskaldyti, bandys padaryti jūs išdavikais. Kokiu būdu jūs bandys padaryti išdavikais? Savo pasakys, ai va žiūrėkit, va tas va jau už brangiai savo sodybą pardavė. Ir jie tą rodys bandys. Bandys, kad jūs išduotumėt savo bendruomenę, kad jūs skatins. Jūs dabar bandys suskaldyti visais įmanomais būdais. Kuo jūs ilgiau kaip bendruomenė laikysitės, tuo jūs būsit va, kaip kumštis. Tuo bus visas šitas reikalas galingiau. Ką dabar daryti, jeigu sulauksite tokių svečių? Geriausias vaistas jau esu kartą ir ne kartą sakęs. Tai yra viešumas. Filmuokit, siųskit vaizdo medžiagą, kelkit į socialinius tinklus. Tikrai, jeigu pas mus vaizdo medžiaga ateis, mes ją būtinai paviešinsim. Kai pas jūs atvažiuoja su policija ar atvažiuoja kažkas, ginkite savo namus. Manęs irgi neliečia šitą situaciją, suprantate? Manęs irgi kulautoje aš abejoju, kad bus įrengtas poligonas. Bet jeigu užsileisim šitoj vietoj kažką, tai aš net neabejoju, kad kulautojui bus pastatyta kokia nors karo ligoninė ar kažkokia kita nesąmonė. Tai tiesiog reikia stabdyti dabar, kol tai yra, jie neįsisiautų. O kada jie gali pradėti daryti? Aš manau, jie gali tada pradėti daryti nedelsiant. Nes jau informacija pasirodė, kad miškai kertami. Jau informacija, kad miškai kertami, jau viešinta vaizdo medžiaga dar lapkričio mėnesį. Kad jau Kapčiamiestyje kapojami miškai. Tik nieks tada dar nežinojo ir nesuprato, kodėl tai yra miškai taip kapojami. Supraskit, sprendimai priimti. Ir jeigu jūs laikysite, kaip sausio 13 žmonės gynė Seimą, jūs lygiai taip pat turite apginti savo namus. O jie tikrai nedels. Aš nenustepčiau, kad jau gal pas ką nors jau pirmadienį kas nors atvažiuos, mojuos pinigais, sakys duosim oficialių pinigų, duosim neoficialių pinigų. Kodėl? Todėl, kad poligono statybos kainuoja milijonus. Ir verslo grupės nori tais milijonais pasišildyti. Supraskit, iškirs medieną. Ta mediena bus pusvelčiui parduota. Tai, ta prasme, poligono statybos tai yra milžiniškas biznis. Ir ne, taip, kaip buvo Vilniaus stadione, ten 30 metų dėl Vilniaus stadiono jie nesugebėjo susitarti ir interesų grupės draskėsi, pešiojosi ir nesugebėjo pasidalinti tų pinigų. Panašu, kad čia yra pinigų tiek, kad visiems užteko. Ir pagal tai, kaip visi pučia į vieną dūdą ir sako, kad čia wow, kaip yra gerai, tai panašu, kad šitas dalykas jau yra išspręstas. Ir jie čia, kai nurašinėja, oi čia ant Seimo, nurašo ant Seimo, pažiūrėsit, jeigu tai ant Seimo, tai ko dabar jie čia pas to žmonės važiuoja? Tai tegu pirmas Seimas nusprendžia, o tada ministerijos po žmonės važiuoja, nes ministerijos tai yra vykdytojai. O dabar ministerija pati kiša tą, ko galbūt Seimas net nenusprendė. O jeigu Seimas nenubelsuos, tai kokią perkūną jūs ten važinėjat ir žmonėm plaunat smegenys? Supraskit, Seimas greičiausiai irgi pavarys tą patį teatrą. Tai vat mes pamatysim, kaip čia greičiausiai bus susivienis socdemai su konservatoriais, lygiai taip pat, ir dar Skvernelis padės, lygiai taip pat, kaip užbalsavo, kad Landsbergis yra prezidentas. Tai va tiek va žinių, o kadangi paminėjau, ką tik labai seną ligotą žmogų, tai jeigu artimiausiu metu pamatysite žmogų su nizabutke, tokia yra gėlytė, mėlyna, su centriuku geltonu, tai supraskite, kad tas žmogus greičiausiai turi Alzheimerio sindromą, ligą, nes tai yra Alzheimerio bendruomenės ženklas. Ir jeigu turit kokį senuką ar senelį,
jam irgi uždėkite tą ženkliuką, tą ramunėlę, kad jeigu jisai pasiklystų, kad jam būtų teikiama pagalba. O jeigu pamatysite žmogų su tavo gėlytė, nesabūtkim dar vadina, tai siūlyčiau kviesti medikus, nes tam žmogui reikalinga pagalba. Ir nesvarbu, ką jisai šneka. Reiškia, jam artimieji giminaičiai užkabino tą gėlytę ir jisai tiesiog blogai jaučiasi. Bet jis to nesuvokia, jis to nesupranta. Tai va tiek va, įvadas čia su tom gėlytėm turbūt visi suprasite, į ką aš dar nekartą apie tai kalbėsiu. Taigi, Kapčiamiesčio gyventojai, laikykitės, mes tikrai su jumis, visa Lietuva su jumis. Pažiūrėkit, kokią paniką 3D tarptų žvaigždučių jau juos pasandė, todėl kad, jie norės jūs palaužti. O jūs vieną kartą, kad jūsų ten senelius gišteną iškraustė. Tai jūs dabar vėl prarasite, ką jūsų tėvai atkovojo. Aš manau, kad jūs nepasiduosit. Aš visada ginsiu paprastą žmogų ir niekada neginsiu sistemos, kuri naikina paprastą žmogų. Viskas. Visiems gero likusio sekmadienio vakaro, geros ateinančios savaitės. Laikykitės ir iki.